Gerbiamas signatarė, ką Jūs manote apie nevaldžios organizuojamą būtent iniciatyvą švęsti kovo 11-osios šventę, būtent pagerbiant ją eiseną? Aš labai pozityviai, mat gerai, kai valdžia organizuoja, bet jeigu valdžia neorganizuoja, nes kartais gaunasi, valdžia nori labai valdiška, viskas sustiguota, o mano supratimą tikra šventė, ypatingai, kadangi aš laikausi požiūrį, kad kovo 11 priklauso prie jau tautinių švenčių, tai yra nepriklausomybės atgavimo ir tautinių idėjų sutvirtinimo. Čia visgi, kadangi aš šitą prisimenu, kodėl mes šitą siekiam, nes pagrindinis tikslas mūsų buvo nepriklausoma Lietuva. Aš dar kartą noriu atkreipti dėmesį, kad ne visi, kurie sąjūdy dalyvavo, svajojo nepriklausomą Lietuvą. Dalis buvo būtent žmonių, kurie daugiau, kurie mažiau, aš negaliu pasakyti, kurie norėjo, jos imperijai nepatenkino dėl gyvenimo sąlygų. Jie nori gyventi kaip, sakysime, Švedija girdėjo pagal visas legendas ir aš įsitikinęs, gal tie žmonės, jeigu jie matytų tunelio gale, kaip sako kinai, kodėl pas juos nevyksta jokio masinio šito judėjimo, jie visą laiką teikia vilčių, žmonės tarsi mato gerėja, gerėja, gerėja. Ir kadangi gerėja, žinau, ten tautinį savo valstybę, bet jeigu jau net ir svetimoje valstybėje žmonės mato, kad jų gyvenimo sąlygos gerėja, dalis jų nerizikuoja. Čia yra nelietuviška problema, kai kas aplamai. Ir tie žmonės atokiai laikytųsi. O paskui įsivaizdavo, kad jeigu tampam nepriklausomis, staigiai viskas pagerėja ir dėl to, kai kam jau pasąmonė brėkšta mintis, tai kam mums tą reikėjo nepriklausomybę ir nesuvokima, kad visgi patys žmonės yra savo šalies šeimininkai. Nes mūsų visgi Lietuvos gyventojai, tai pamatas, tai yra senieji gyventojai. Jeigu rusai ar lenkai, tai nuo jie atvažiavusi ne tiek daug, buvo apie 3%, o Latvija apie 30%. Gal tas jūs mobilizavo. Estijai mažiau atvažiavusi, bet visgi. O paskui ta skalda prasidėjo. Ir man, pavyzdžiui, visiškai nepriimtina, kai pradedama dabar kritikuoti Lietuvą lietuviams. Aš suprantu tą lozungą Lietuva lietuviams, tai nebūtinai pagal kilmę lietuviams, bet Lietuvos gyventojams, Lietuvos piliečiams. Aš negaliu sutikti su tuo, kaip sakom, Lietuva turi būti atviras, atvažiuojas, sakysim, čia kaip Europos Sąjungos skirsto, kad reikia kvotą duoti iš trečiųjų šalių ir panašiai. Ir turint omenyje jų dauginimosi perspektyvas, tai jeigu iš trečiųjų šalių, tai kas iš Lietuvos tas liks. Ir dėl to man čia labai viskas aišku, kad šitie lozungai man nepriimti. Aš tai nereiškia, kad mes turime uždarą visuomenę, neįsileisti ten nieko, ten prieš kokias mišrias šeimas, bet mes negalime skatinti dirbtinai kaip dabar. Visgi Lietuva yra Lietuva, Lenkija yra Lenkija ir Lenkams nekyla tos problemos, o pas mus aš net negaliu paaiškinti, kame čia šuo pakastas, bet tos tokios problemos atsiranda, kad mes turime būti super svetingi, aš ne už tai, kad nebūtume svetingi, kad nepersekiotume juos, bet aš už tai, kad visgi pirmoje eilėje lietuviai liktų gyventi Lietuvoje, o dabar, kur nelieka gyventi, yra įvairių priežasčių. Vieni, sakau, žinau, mano sesers vaikas vienas išvažiavęs su šeima. Tai ne dėl to, kad jam čia nepriimtinais kokius nors nori pasidaryti anglų, bet jis darbo nesurado. Buvo sukosi, nesurado darbo, ten darbą surado ir paskui jau dabar susidaro tokia problema. Jie nori atvažiuoti, jau vaikai auga, ten vaikai ne, jau jie kiti tai grinai. Jie nori internacionalizuotis, globalizuotis, a kiti dėl to, kad nesuranda darbo. Dabar kyla klausimas, kodėl pas mus nesuranda darbo. Aš, pavyzdžiui, už tai, kad
investicijos, bet ką tai reiškia investicijos? Jeigu imsime Latino Ameriką, tai praktiškai tas banano plantacijos, tai investicijos. Jeigu užsienietis ieško pas mus, juk nei vienas darbdavys nėra altruistas. Gali būti altruistas, ten vienuolis, gali būti kunigas altruistas, rašytojas gali būti. Gali būti vienas kitas, bet jis turi siekti pelno, kuo gauti daugiau šitą pelno. Reiškia, jis investuoja į tą šalį, kur tikisi daugiau pelno. Ir tą pelną jis paskui išveža į savo šalį. Ir tokiu būdu iš tų užsieniečių investicijų aš ypatingai naudos nematau. Čia reikia vietinį verslą. Europoje stiprėja nacionalizmas, tautiškumo nuotaikos. Jau ta kosmopolitizmo banga praeina pabiškį. Tačiau Lietuvos valdžia kažkaip nesinori grįžti prie būtent kovo 11-osios ištakų, prie tautiškumo vertybių. Vis tik tais yra palaikoma šiai dienai kosmopolitinė pusė. Kodėl taip yra? Mano supratimu, dėl to yra, kur aš apie tą antrą srovę kalbėjau, kad tiems, kuriems rūpėjo ne nepriklausomybė, bet geriau gyventi ir antram plane. Ir šitas sluoksnis dabar Lietuvoje atsidūrė valdžioje. Čia yra mano supratimu pagrindinis, kuriems šitie, tai nebuvo vertybė. Ir jiems atrodo, jeigu mes greičiau su europietysim, tai tada geriau gyvensim. Aš šito tokio Auštrevičių, šitą prisimenu nuo su laiku, kai jis buvo, dar man teko būti tokio Europos ateities forumo, ten veikėjo, ir jis tada buvo dėrybininkas, atsiskaityti. Tam tikrą prasme prieš tą visuomeninę organizaciją turėjo atsiskaityti. Jis atėkęs vieną kartą čia pradino. Kokie tie Latvijai, Estai ir Čekai kvaili, kodėl jie kvaili. Jie matot, ko jie nori. Jie negalvoja apie pinigus, jie nori, kad visos kalbos būtų ES lygiateisėms. Kadangi visi sušūko, pradedant Pakso veikėjais, tada jis dabar žiūri, dairosi, ko čia iš jų norima. Jis jautėsi, ne tik čia jis, bet daug daugiau šito, kad jautėsi pirmoje eilėje, kad jis ne Lietuvą atstovauja, bet toks troškulys būti tos ES nariu, bet kokią kainą, bet ką. Kalbos galima įsižadėti, galima papročių įsižadėti. Ir tokių čia yra ne tik Lietuvoje, ir kitose, ir tokiu būdu susidarė ta kosmopolitinė šitą masę. Nes tarkime, dabar aš žiūriu, kas tas belgas. Jis nei belgas, nei šis, nei betas. Nes yra valonai ir flandrai. Kadangi tie šitą pešėsi, tas neutralus. Tai neutralus, ką reiškia baimė, kad jeigu kokia pusė bus, tai jis bus nereikalingas. Ir tokį žmogų pastatė ES priešakyje, kuriam yra baimė kelia, net savo šalyje baimė kelia. Čia yra ta problema, mūsų valdžia orientuojasi, kurie ne tautinės vertybės pirmoje eilėje, bet tos kažkokie tai ubago, jeigu iš ES tik mes ilgai neubagausim, dabar kol kas ubagaujam, nes jiems naudinga rinka, reikia integruoti ir panašiai. Čia yra didžiųjų valstybių, čia sumanimas toks. Tai galbūt paskutinis, galbūt ne klausimus, bet tiesiog, ko norėtumėte palinkėti visiems Lietuvos žmonėms švenčiantiems kovo 11-ąją, ypač jaunimui, kuris būtent ir stengiasi organizuoti tą renginį šventimą iš apačios. Aš galvoju, kad visi tikri renginiai būna iš apačios. Nes dabar valdžia yra vienas dalykas, kartais būna valdžia iš viršaus ir paskui svarbiausias tai yra, kad valdžia iš apačios turi būti žmonių išrinkta ir pasitikėjimo. Ir dėl to aš jaunimui ką linkiu pasijusti, kad jie yra savo krašto šeimininkais ir aktyviai dalyvauti tame gyvenime ir ypatingai politizuotis, aš turiu omeny, nes dabar